Mielieji, esu Rūta ir šiandien labai trumpai noriu Jums papasakoti apie neurografikos liniją, kaip ją taisyklingai reikėtų piešti ir kaip apvalinti jos kampus. Bet tikriausiai pirmiausia, gal aš norėčiau pakalbėti apie patį neurografikos metodą ir jos įkūrėją. Tai yra Pavelas Piskariovas ir jisai atrado tą neurografinę liniją 2014 metais. Ir jisai taip pat yra kūrybiškumo psichologijos instituto įkūrėjas. Ir šį institutą aš ir esu pati pabaigusi. Ir iš tikrųjų asmeniškai iš pačio mokytojo aš gavau visas šitas žinias, kurias dabar taikau savo praktikoje, savo darbe ir labai labai mielai dalinuosi ją su kitais žmonėmis ir klientais. Ir kas man labiausiai iš tikrųjų rezonavo iš visų šitų studijų, tai kad Pavelas, jisai remiasi ne tik tais pačiais psichologijos mokslais, bet taip pat remiasi ir rytų filosofijos žiniomis bei įvairiomis dvasinėmis praktikomis. Ir pati ta neurografika, jinai yra tokia daugiau, sakyčiau, kūrybiška problemų sprendimo technika ar metodas, kuris jungia meną ir psichologiją ir jisai padeda palengvinti tiesiog tą tokią asmeninį žmogaus augimą, tobulėjimą ir taip pat palengvina jo vidinės būsenos harmonizavimą. Tai jūs patys to ir pajausite, kada aš parodysiu jums tas linijas neurografinės ir kaip jos piešiasi ir kaip ta harmonizacija atkeliauja į mūsų vidų per kampų apvalinimą. Taigi dabar jungiu kamerą ir parodysiu jums, kaip piešti. Taigi, paimsiu aš juodą markerį ir pradėsime nuo to, kad pati neurografinė linija, jinai piešiama nuo vieno galo iki kito. Ir jinai eina tokiu labai lengvu tempu, taip labai nenuspėjamai piešiasi, leisti rankai judėti lengvai, ten, kur jinai nori judėti, o kartais tiesiog tokį pasipriešinimą suteikti. Ir pati linija, jinai apskritai mes sakome, kad jinai labai labai primena mūsų gamtos gamtą pačią, tai kaip ar debesis, ar upės vingis, ar tai kalnai būtų, o galbūt smėlis. Ir visos apskritai gamtoje linijos yra labai tokios skirtingos ir vingiuotos. Taip ir atrodo mūsų neurografinė linija, kuri, jeigu tarkim aš suskirstyčiau ją į kokias, sakykime, 4 lygias dalis, mes tada galime tiesiog aiškiai matyti, kad kiekviena iš šitų dalių jos yra labai labai skirtingos, tokios unikalios ir visiškai nepasikartojančios ir nepanašios tiesiog viena į kitą. Tai čia ir būtų ta tokia tikroji neurografinė linija. Bet kaip ir jau prieš tai trupučiuką aš buvau užsiminusi, kartais mes, kai piešiame neurografinę liniją, mes kartais jaučiame, kad, tarkim, norim kilti į viršų. Aš dabar jaučiu, kad norisi taip pat kilti viršų. Tada aš turėčiau galbūt kartais sąmoningai save sustabdyti ir pabandyti tiesiog leisti savo rankai sąmoningai eiti žemyn. Tai tiesiog duoti tą tokį trupučiuką pasipriešinimą, kad kažkas tai kistų. Kažkas tai, jeigu norisi vėl į viršų eiti, tada sąmoningai tiesiog leisti žemyn. Tiesiog taip leisti kažkam keistis, leisti tiesiog smegenų neuronams irgi keistis. Nes jeigu mūsų tos linijos yra trupučiuką tokios panašios ir ta tokia, mes sakytumėm, čia tokia labai pasikartojanti, sakykime, linija, ar ne, kuri tiesiog eina labai pasikartojančiai ir vienodai, tai šita linija tiesiog, jinai yra labai lengvai taip vedama ir nesąmoningai galbūt. Ir tiesiog tai reiškia, kad mes esam kažkokio tai savo gyvenimo situacijai trupučiuką užstrigę. Nes mes vadovavomės tiesiog kažkokiais senais, tokiais įsitikinimais ir tiesiog leidžiam tai krypčiai tiesiog labai taip judėti. Bet kada mes, tarkim, keičiame tą pačią linijos kryptį, tada mes automatiškai duodame savo mintim laisvę keisti kažkokią tai situaciją ir ieškoti kažkokių tai netikėtų sprendimo būdų. Tai kaip pavyzdys, tarkim, šitos linijos pasikartojančios, tai kad būtų, tarkim, jeigu mes
Kažką tai darome rutiniškai. Tai tarkim, tie modeliai, vadovaujamės mes ir elgiamės tais modeliais ir įpročiais kasdieną. Tai tarkim, mes atsikeliam ryte ir panašiu metu nusistatę žadintuvą, tada mes panašiai apsirengiam arba kažką tai panašaus valgome, keliaujam tuo pačiu maršrutu ar keliu į darbą, susitinkame su tais pačiais kolegomis. Tada tiesiog viskas vyksta taip labai labai panašiai, valgome panašius pietus, vakarienę ir vėl žiūrėkit, jau ateina laikas eiti miegoti. Ir tai gaunasi tiesiog labai pasikartojantis dalykas, kuris tiesiog nekeičia mūsų pačių būsenos. Ir mes taip nekuriam naujų kelių. O kada mes pradedame tiesiog sąmoningai mąstyti, kad, va, tarkim, aš noriu šiandien pakeisti maršrutą ir važiuoti visiškai kitų kelių į darbą. Aha, tada mano smegenys tiesiog pradeda automatiškai jau kurti naujus neuronus ir jau galvoja, kaip man į kitą darbą nukeliauti. Ir tiesiog tada va, tas vyksmas ir kitimas tada ir prasideda, kada mes keičiame tą savo kryptį. Sąmoningai tai darydami. Taip keičiame naujus kelius, naujus modelius ir naujus galbūt ir įsitikinimus. Tai kaip ir minėjau, šitokių linijų, kurios yra pasikartojančios, mes stengiamės vengti neurografikoje. Mes stengiamės jas vingiuoti taip kaip upės vaga, sakykime, kurios būtų labai skirtingos ir nepanašios viena į kitą. Ir dabar paaiškinsiu jums taip, kad jums būtų lengviau suprasti. Mes neurografikoje iš tikrųjų visą laiką piešime su tam tikra tema. Mes ateiname išspręsti kažkokią tai temą ar išspręsti kažkokį tai iššūkį mūsų gyvenime. Ir kiekvieną kartą, kada mes piešiame liniją neurografinę, mes ją suteikiame labai labai daug minčių. Tai čia yra viena linija, yra tam tikra mintis. Tai tarkim, kai mes galvojame, tarkim, kaip pavyzdys duosiu, tarkim, jeigu mes norime sukurti naujus kokius nors santykius su mylimu žmogumi ir išpiešiame tai piešinyje. Kita mintis, mes galvojame, kad taigi šiais laikais, tarkim, sukurti santykius yra labai labai sunku ir gerą partnerį surasti yra labai labai sunku. Arba, tarkim, visi vyrai jau geri ir moteris yra užimti. Ir taip mes tiesiog automatiškai tos 2 ar 3 mintis mūsų popieriuje susijungia per neurografinę liniją ir jos sukuria tokius labai aštrius kampus. Tai šie kampai, jie tiesiog rodo, kad mūsų linijos susitiko ir įvyko kažkokios naujos neuroninės jungtis. Tai atėjo kažkokios tai mintis, galbūt kartais jos gali būti, tarkim, nerimastingos ar kažkoks tai konfliktas, galbūt vidinis kažkoks tai blokas ar dar kažkas tai. Ir neurografikoje mes apskritai neleidžiame palikti jokių aštrių kampų ir mes norime juos suapvalinti. Ir mes tai darome tiesiog labai taip paprastai, apvalindami jas ir taip keičiant savo neuroninės jungtis. Ir tie apvalinimai yra tokie labai kruopštus darbas, sakyčiau, ir labai harmonizuojantis. Tik tais reikia atkreipti dėmesį, kaip mes tai darome. Aš visą laiką sakau, kad geriausia apvalinti tiesiog įsivaizduojant, kad mes piešiam kažkokį minuliuką, sakykime, minuliuką, ir va taip tada nuspalvojame. Arba galima, tarkim, ir dar pereidinėjom per pačią liniją, nes kuo mes labiau susijungsim su kiekviena ta linija, kuo mes dar labiau ją išmylėsim, išmyluosim, tai tuo mes labiau susijungsime su savo tema, su savo įvairiais įsitikinimais ir tuo mes labiau padarysim kažkokį tai kitimą savo smegenų neuronuose ir tuo bus didesnis virsmas. Ir štai taip apvaliname ir pereidinėjom dar pro kiekvieną liniją. Įsivaizduokit, kad mes norėtumėm išpiešti liktais tokį burbuliuką, tokį apskritimą. Ir tada tą apskritimą mes taip apvaliname. Tiesiog liktais tokį pusę, aš tai sakyčiau, pusę minuliuko, kad mes taip nupiešiam ir apvaliname. Ir iš karto tada galite jūs pajusti iš tikrųjų, kaip
tą jūsų keičiasi iš tikrųjų vidinė būsena, nes tai yra apvalinimas, kada mes to aštrių kampų visiškai pilnai atsisakome ir juos panaikiname mūsų piešinyje, tai yra labai įvyksta didelis darbas mūsų smegenims, nes mes taip simboliškai mes šaliname kažkokius tai vat blokus ar įsitikinimus ir keičiamės visiškai naujomis neuroninėmis jungtimis. Tai vat. Tai taip vat apvaliname mes ir, kaip matote, gaunasi visiškai skirtingas piešinys nuo prieš tai buvusio. Ir, kaip ir sakiau, kiekviena linija yra mūsų mintis, kurios turi didelę reikšmę, skleidžia didelę idėją. Ir jos yra labai svarbios šiame piešinyje. Bet mūsų tikslas yra sąmoningai kažką tai keisti, norint, kad kažkas tai keistųsi mūsų smegenų neuronose ir mes turime keisti tada savo programą. Tai tos programos turi būti taip pakeistos, kad jos būtų tiesiog neatpažįstamos ir neprimintų tiesiog tų patyrimų, kuriuos mes prieš tai esame patyrę. Tai tada, kada jau susiharmonizuoja mūsų piešinys, kai jau visi kampai yra suapvalinti, mes tada integruojame ir spalvas. O spalvos jos suteikia dar didesnę reikšmę ir atneša visai kitų spalvų mūsų piešiniui. Tad aš jums labai palinkėsiu tiesiog išbandyti ir patirti patiems neurografiką ir suprasti jos teikiamą naudą. O dabar palinkėsiu visiems labai gražios dienos ir iki.